šiandien esu pas Motorriders Kaunas, Indian motociklo atstovą. Bandysiu naujieną, Indian Scoutą, visiškai naują Scoutą, 2026 metų. Tai modelis 101. Pagrindiniai skirtumai. Iškart pradėsiu turbūt nuo skirtumų, kaip jis atrodo. Tai naujas duslintuvas, kitaip atrodo. Anksčiau buvo tokie du, man rodos, duslintuvai, bet jis toks didesnis tapo kaip minimum. Na ir širdis pasikeitė. Čia visiškai naujas variklis, 1205 cc. Anksčiau buvo ten litras 100 kažkas tai tokio, o dabar mes turime jau 1205. Ir šitas motociklas tai iš tikrųjų yra bilietas į Indian motociklų pasaulį. Tai kaip sakoma, entry level motociklas. Bet kaip jis atrodo, aš nepasakyčiau, kad čia kažkoks prastas motociklas. Jis labai turi tokį išskirtinį vaibą, Indian vaibą. Atrodo įspūdingai, gražiai. Toks paauksuotas, pavadinsim taip. Na ir aišku, turbūt nesumeluosiu, jeigu pasakysiu, kad Indian motociklai tai vieni iš gražiausių motociklų rinkoje, kas liečia cruiserius. Atrodo tikrai labai gražiai. Jis nėra labai didelis ir čia jo privalumas. Tai jeigu pradedam nuo privalumų, tai jis turbūt lengviausiai valdomas Indian motociklas. Yra Indian Shift, Pursuit, tai čia iš vis flagmanas, ten laivas. Čia jau toksai labiau Harley tipo, tikras muscle motociklas, kur daug newtonmetrų V-twin variklis. O vat šitas, jis turi kitokią dvasią. Jis turi V-twin variklį, bet jis labiau primena man kažkokį Ducati gal, aš nežinau, netikrą V-twiną. Ne taip, kad netikrą, bet jis toksai labiau sportinis V-twinas. Jis nori suktis. Vat jį paleidė ir jis reikalauja tų apsukų. Ir vaibas pas jį visiškai kitoks. Jeigu mes lyginam kokį Harley, tai jis labiau klasika. Čia toks, baikas gal jaunimui labiau palakstyti ir jis labai lengvai valdomas. Labai lengvai. Vat aš tik grįžau iš bandomojo važiavimo, mano po vairavimą galit pamatyti kažkoks iššoks nuoroda, vat kokie garsai, kaip jisai važiuoja, vat kaip tu jautiesi sėdint motociklę. Tai vat jis turi tą variklį, kuris nori ir mėgsta suktis. Vat kažkas tai tokio retro Ducati, Harley, Indian mišinys. Toks nestandartinis, neklasikinis V-twinas, kur tu paleidai sankabą, jis pats važiuoja. Ne. Čia reikia sukti, duoti jam gazo, jis mėgsta to. Ir tas toks brutalumas pas irgi atsiranda. Kas liečia patį motociklą, tai neturim grandinės turim diržą. Tai diržas mažiau problemų. Aišku, žvyrkeliais nereikia važiuoti su juo. Čia yra minusas diržo, bet užtat nereikia jį aptarnauti. Važinė ir tiek. Jis toks egoistas. Viena sėdinė jau keleivė, nebent čia, aišku, bet jau nelabai pasadinsi, čia reikia antras sėdinės. Šiaip sėdinė patogi, sėdėsime tokia gan agresyvi. Tuoj parodysiu, kaip atrodau sėdint motociklę. Priminu, mano ūgis 1,85 m. Tai žiūrėkit, taip aš atrodau. Asmeniškai man patogu. Net žinokit, klausimas, kur patogiau, Shift ar čia? Shift turi kitokį vaibą. Man norėtųsi pas Shift turėti razerius, kažkaip pritraukti vairą arčiau savęs. Čia kažkaip jis toks sukurtas kaip gamykliškai ir fainai. Ir nereikia nieko daugiau daryti. Be rakto užvedimo sistema pas jį. Veidrodėliai iš apačios eina, čia gamykliškai irgi. Turim mygtuką, raktas kišeniai, paspaudžiam. Užsikuria motociklas. Aktyvuojasi. Indian displejus, gražus. O, čia kokia grafika. Gražu žiūrėti. Jis pasikrauja. Paspaudė mygtuką, užsiveda. Ir toj parodysiu, kaip jis atrodo iš priekio, ypač žibintas. Va taip. Čia identiška kaip ir pas Shift'ą. Posūkio signalai. Duslintuvas. Bet jis toks man subalansuotas labai. Jis labai subalansuotas.
Man asmeniškai jis labai subalansuotas motociklas, toks ir vibe turintis, ir mieste, ir kažkaip pakeliauti su juo galima. Na ir jisai lengvai valdomas. Aš manau, didžiulis pliusas šito motociklo tai yra turbūt valdymas. Jis tikrai valdomas daug lengviau negu Pursuit, negu Chief. Jis mieste bus patogesnis, tai faktas. Na ir aišku, jo kaina yra mažesnė. Va. Tai jeigu norit jį irgi išbandyti, tai prašom, Motoriders Kaunas. O grįžtam prie motociklų, tai, Brembo stabdžiai, 5 metų garantija, naujas Vatvin variklis, pakojai. Bet jeigu grįžtam prie sėdėsenos, dar neparodžiau jums, kaip atrodo mano koja. Ne? Tai va, čia toks kampas. Man šiaip patogu, patogu. Nereikia labai lenktis į priekį, aišku, toks stiliukas, kaip sakom, stilius to tokio kruizerio, agresyvaus kruizerio yra, taip. Jis nebus toks kaip kažkoks ten labai, žinot, kaip būna ten Softailas ir panašiai, Harley, kur tu atsipalaidavęs toks važiuoja, žinai, jauti. Ne, jis labiau į agresyvumą orientuojasi tokį, nes vis dėlto naujas variklis ir ta sėdėsena. Dėl minkštumo, tai jis gan minkštai važiuoja, pasakyčiau. Gamikliškai, čia stovi amortikai, reguliuojami, matot. Priekė, gale. Bet priekiai nežinau, reguliuojami, atrodo, kad jo, kažkiek tai bent prie low tikrai galima reguliuoti. Čia irgi galima adjust compression galima daryti. Bet man asmeniškai jis visai neblogai sureguliuotas ir visai padary po kaba. Valdymas, kaip ir pasikartosiu, man asmeniškai labai patinka ir patiko. Jokio streso nesukelia. Vairuojasi tai puikiai. Tai va, tai jeigu norit entry level, kaip sakoma, tikite į Indian pasaulį ir nesinori mokėti 20 ar 25 tūkstančius eurų, tai aš manau, kiek šis ten kainuoja, 15, 16, ten priklausom turbūt nuo komplektacijos, ten gal net pigiau galima gauti, nes tengi skirtingai yra, skirtingų komplektacijų, ten galite pažiūrėti tinklapį Motoriders. Arba galite išbandyti, atvažiuokit pas juos. Aš manau, kad tikrai verta išbandyti motociklą prieš perkant. Na, apie kokybę bendrai, kaip sukurtas motociklas, detalės. Viskas padaryta kokybiškai, kažkokių tai didelių priekaištų nėra. Gal nebent šitie varžtai galėtų būti juodos spalvos. Čia gal irgi, bet čia, kaip sakoma, detalės. Sėdynė patogi, minkšta, oda, Indian logotipas. Rankinėlė, sankaba, tikrai labai kokybiškai. Kaip matot, išpildymas, vairas, Indian ženkliukas, displejus. Jau čia prietaisų skydelis, jau čia visas. TFT. Gale, duslintuvas pavyzdžiui, irgi. Viskas labai kokybiškai, jokių tarpų didelių. Ir nežinau, ar čia aišku tiesa, bet kiek domėjausi apie Indian, būtent Scout'o, ką jie padarė tokį sukonstruotą, sujungtą rėmą iš 3 dalių, o tai reiškia, kad jis labai lengvai gali būti customizintas. Skaičiau ir galvoju, ar tai yra tiesa ar netiesa, bet dabar žiūriu, kad jo, iš tikro, matot, rėmas susideda iš keletą dalių. Pavyzdžiui, čia galą galima modifikuoti, kažką tai priekį galima modifikuoti. Iš apačios. Tai va, tai čia jisai, kaip sakoma, custom ready. Tai galima iš jo padaryti tikrai unikalų jūsų motociklą. Nereikės nieko pjaustyti, nieko ten daryti. Tai va, irgi tam tikras privalumas iš Indian. Grįžtam prie pačio rėmo. Čia suvyrinimas. Bet viskas tvirtai, čia apsauga radiatoriaus. Aišku, plasmasiukas, nemanau, kad jis super stiprus. Na ir turbūt vienas minusas, kuris man asmeniškai kaip minusas, kai jeigu jūs vairuojat kokį Harley arba Indian Chief, arba tokį tikrą Vatviną, kur ten 2 litrų ir sėsit čia, tai bus trupučiukas šokas, kad tas Vatvinas veikia kitaip negu standartiniai klasikiniai Vatvinai. Čia Vatvinas jau labiau kaip sportinis Vatvinas, reikia sukti. O pavyzdžiui, pas Indian Chief arba ten Pursuit,
absoliučiai nereikia jį sukti. Atleidai sankabą, jis pats važiuoja, nes didelis sukimo momentas. O va čia jis sukonfigūruotas taip, kad jį reikia sukti. Jeigu jūs be gazo atleisit, numesit sankabą, jis užges. Tai čia va toks minusas, kai ateinam iš klasikos į šitą motociklą. Bet jeigu priprasit, tai manau, čia jau bus nebe minusas.